Sveikata – tai žmogaus dvasios ir kūno jėgų derinys. Apie mumi jau daug nuo seno girdėti gražių istorijų, tiesiog nuostabių stebuklingų pasveikimo istorijų. Kas galėtų paneigti teiginį, kad žmogus yra gamtos dalis? Tad kodėlgi nepasitelkus gamtos turtų žmogaus sveikatai stiprinti? Ir kai tik mano kolegas iš užsienio pranešė, jog jie susiderėjo su Kirgizstano sveikatos ministerija dėl tokios žaliavos gavimo bei gamybos, aš tai priėmiau kaip dovaną, kadangi šioje vietoje mes galime padėti žmogui. Fizinė, emocinė, socialinė sveikata – tai 3 pagrindinės žmogaus ašys, kurios stipriai ir giliai tarpusavyje susijusios. Iš vienos pusės matom didžiulę pažangą mokslo srityje, medicinos srityje, vaistų srityje. Ir tuo pačiu mes matome vis didėjančias ligonių gretas. Klausimas, kodėl? Kiek būsime stiprus, net 50% priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų vedamo gyvenimo būdo. Žmogus užmiršo, kad jis yra gamtos dalis ir galvoja, jog jis gali sveikatą tiesiog nueiti nusipirkti. Mumijo – unikaliomis savybėmis pasižyminti mineralinė derva. Randama tiesiog gamtoje. Ši medžiaga susidaro aukštai kalnuose ir kaupia begalę vitaminų, mikroelementų ir aminorūgščių. Žmogus iš prigimties, jis turi sveikatą, jis tiesiog turi ją saugoti, o mumija būtent yra tai, kuris gali padėti išlaikyti ir stiprinti ją. Secret Mumijo skystasis maisto papildas yra gaminamas žemoje temperatūroje, tirpinant mumijo medžiagą aronijų ekstrakte ir pridedant žmogaus organizmui būtinųjų jodo ir seleno. Tokia gamybos technologija įgalina išsaugoti maksimalų kiekį veikliųjų medžiagų. Be to šis preparatas neturi šalutinio poveikio. Fiziškai stiprus žmogus jaučiasi stipriau ir psichologiškai, o tai jam padeda pasiekti puikių rezultatų tiek socialinėje, tiek ekonominėje veikloje. Reikėtų paminėti ir Secret Mumijo balzamą, kuris gali padėti esant raumenų ar sąnarių skausmams, po kaulų lūžių. Taip pat jis tinka ir gydant odos grybelines bei infekcinės ligas. O Secret Mumijo kremas puikiai dreikina veido odą ir dezinfekuoja spuogelius. Šis mūsų darbas turi 2 esminius aspektus. Vienas jų tai, kad mes praturtinam vaistų lentynas jų asortimentą unikaliais iš gamtos produktais galinčiais padėti žmogui. Kitas svarbus momentas, mes kreipiam patį žmonių sąmoningumą, nepasikliauti vien tik cheminiais preparatais, o rinktis produktus iš gamtos. Štai kodėl, kaskart gerdama šį energetinį kokteilį, skaičiuoju savo metus atgal.